Gerai. Liuks. Kaip laikaisi? Gerai. Gerai. Su kokia nuotaika ateini? Mm? Su kokia nuotaika ateini? Su smalsumu. Tokia, žinai, labai įdomiai, nes atrodo, kad vis mintis ruošiasi, kad vat, bus kažkas, žinai. Nu, taip atrodo, kad tu negalvoji apie nieką, bet kuo arčiau, tuo labiau, o tai kaip bus, o kas bus, žinai, o tai čia palauk, jau 10 minučių liko. Nu, toks kaip ir nerimas, žinai, nu, taip įdomiai. Labai fainai. Labai, labai, labai fainai. Man irgi. Man irgi. Biški rankos dreba. Vietom apsikeisti nėra lengva iš tikrųjų, kai įpranti į vieną dinamiką įeiti, paskui pereit atvirkščiai, tai gaunasi toks įdomus iššūkis. Nu gerai, Margaret, tai papasakok tu man dabar savais žodžiais, aš perskaičiau ne vieną kartą tavo žinutę ir aš matau tą, ką aš matau, bet papasakok savais žodžiais, kas, kokia problema, koks tavo klausimas. Problema yra ta, kad yra konfliktas, vidinis konfliktas. Viena mano pusė nori būti matoma, pripažinta, tokia žvaigždutė, o kita pusė labai bijo, stabdo ir yra tokia baimė, kad negalima, Mhm. nereikia. Ir tada išeina, kad tu tarp dviejų dalių ir bandai laviruoti. Ir šiandien važiuodama pagavau, kad mano tokie proveržiai, kur, nu ir dzin, ką čia aš tiesiog darysiu, ką aš noriu, tokie kaip spazmai. Žinai, kaip būna, vat, kai gimdymas yra, nu tai vat, tuo jau pagimdysi, bet vat dar ne. Taip. Tai aš manau, kad problema yra visa ta, kad reikia gimti, laikas atėjo gimti, bet vat, lyg tai esi dar nepasiruošusi. Kas turi gimti? Aš turiu gimti iš naujo, gimti ir leisti savo vat, gyventi ne taip įprastai, kaip turėčiau, arba kaip mokė, o gyventi taip, kaip aš dabar įsivaizduoju, kaip aš noriu gyventi, įsivaizduoju, kokia aš noriu būti. Mhm. Įsivaizduoju, kokia noriu būti, ar kažkur giliai viduje jau esu tokia. Aš esu tokia ir ta Margaret, kuri viduje, jinai jau antiek yra didelė, kad retkarčiais atrodo, kad netgi pučia patį kūną, kaip jinai nori išeiti. Bet ta antra dalis, jinai žiauriai stabdo. Jinai nenori. Jinai nenori būti matoma. Jinai daro viską tam, kad tai nebūtų, kad negimtų. Mhm. Dar nelaikas. Ir kaip Taip. tada išeina, kad tas visas, ta jėga, tas pūtimas iš vidaus, jis kaip prakaiksmas toks, kur, nu ką man visą tai? Gyvenau aš normalų gyvenimą, viskas buvo čia gerai. Ir žmonės daugiau priema tokius pačius kaip jie, o ne Mhm. kitokius. Ir tai žiauriai stabdo. Nes jau yra didžiulis nuovargis nuo to tampymas. Tai pirmyn, tai atgal. Taip. Vyksta pasirinkimas, ar ne? Kova, bet kartu pasirinkimas. Tokį tarsi tu dabar esi tam momente, kur tu turi padaryti vidinį sprendimą. Ką renkuosi? Ar renkuosi
tikrąją aš, tas, kas aš jau žinau, kad esu viduje, ta didelė, kuri jau pučiasi ir jau sako, nu jau gana, aš esu aš, ar ne? Ir renkuosi tarp taisyklių, normų, ar ne, ir to standartų kažkokių ir visa kita. Bet kas tai yra gilesnė prasme? Kas yra tie standartai, taisyklės, gyvenimas normalus, kaip visi, gilesnė prasme, kas tai yra? Kas yra gilės, kas tai yra giliai, aš neturiu atsakymą. Aš tik tai suprantu, kad tai yra tam tikros patirtis, kurios buvo gyvenime. Ir dabar labai gerai prisimenu, kaip reikėjo jau mokykloje, kai jau tokia paauglė. Ir man visi sakė, kai buvo tos anketos, man rašė, kas yra blogiausia, tavo charakteris, kas man nepatinka, tavo charakteris. Žodžiu, pas mane visa mano anketa buvo parašyta tavo charakteris. Ir aš supratau, kad tuo metu man reikėjo tapti kaip jie. Kaip tie, su kuriais aš galėčiau išgyventi toje mokykloje. Ir čia vat yra tas paklausimas lyg tai tom taisyklėm, kokią aš turėjau būti. Kaip ir taisyklėm, kokią aš turėjau būti namuose. Žiūrėk. Šunį. Eik iš čia, Bruno. Žiūrėk. Tai tas vat yra taisyklių. Šitas konfliktas yra ir apie taisyklės. Nes paklusti taisyklėm reiškia prašykti savo jėgą, prašykti save ir prarasti save. Jo. Jeigu nepaklusti, tai tu būsi atstumta. Taip. Tai žiūrėk, tarp ko tu renkiesi. Tu iš tikrųjų gelmėj tu renkiesi tarp būti savimi, bet būti savimi, tikrąja savimi lygų tavo galvoj, lygų vienatvė, ir tu renkiesi tarp paklusti taisyklėm, kas reiškia lygų išlaikyti ryšį su kitais žmonėm. Ja. Iš vienos pusės tu renkiesi tarp ryšio ir vienatvės ir nugali ryšys, nes mums ryšys kaip žmogui yra labai svarbus. Iš kitos pusės tu renkiesi tarp taisyklių ar būti savimi. Jeigu būnu savimi, esu viena, lieku viena. Man labai tada skauda, nes aš prarandu ryšį. Bet jeigu aš noriu išlaikyti ryšį, aš turiu paklusti taisyklėm, aš prarandu save. Ja. Tarp savęs ir kitų Negaliu jau renkuosi. savęs prarasti. Taip, negaliu savęs Jau atėjo prarasti. tas laikas, kai aš savęs jau nebegaliu. Man, vat, aš supranti, kame, aš jaučiu, žinai, kai vat, tu, kai gali atsigręžti į savo vidinį vaiką, tu jį, ten matai iš pradžių, jisai lėliukas, po to jisai jau sėdi, po to jisai jau stovi. Ir aš suprantu, kad ten jau aš tokia didelė, kad aš jau netelpu. Kad jau laikas gimdyt, jau viskas, jau nėra, jau nėra erdvės mano kūne, tai labiau dar daugiau išlaikyti. Aš labai daug energijos atiduodu tam, kad lyg tai suspaus, neatiduot. Bet nebėra jau energijos ir noro, jėgų priešintis tam, kas turi gimti, tą Margaret, kuri yra manyje. Bet O kas dar stabdo? Taisyklės. Kieno taisyklės? Kieno taisyklės? Gal savo pačios sukurtos? Savo pačios sukurtos, kurios saugojo tave.
padėjo tau išgyventi. Tau reikėjo tų taisyklių. Tau reikėjo krypties, tau reikėjo normos, tau reikėjo standartų tam, kad išgyventum, tam, kad pritaptum, tam, kad turėtum ryšį su kitais, santykių su kitais, kad neatstumtų tavęs, kad neliktum viena. Ir tos taisyklės atstumė tą tikrąją tave. Jo, taip. Taip. Dabar tu atėjai į tą momentą, kur tavo tikroji aš sustiprėjo ir jinai sako, man nebetinka tos taisyklės. Bet yra tos vidinės programos, tos vidinės visos taisyklės, visi ten ir kritikai, ir kaltė, ir visokie, žinai, visokie vidiniai mūsų, vidinės visokios dalis, kurios sako, aš bet nesaugu, bet tau juk reikia ryšio, tugi neišgyvensi viena, bet čia viskas eina, nu, tai iš ko? Iš to vaiko, ar ne? Iš vaiko pozicijos eina, iš baimės eina, iš tavo patirties eina, ką tu praeitį patyrei. Bet dabar tu nebesi ta. Nu, faktas. Taip. Ir dabar, kai tu supranti tai galva, aš nebijau visiškai likti viena. Nu, visų pirma, aš negaliu likti viena, aš turiu save. Ir aš retkarčiais pagalvoju netgi, tai yra viskas laikina. Viskas yra laikina. Mes vis tiek liksim kada nors minėje, ne? Ir retkarčiais aš save pagaunu tokios minties, kad o kas mane paliks? Kažkokia tai moteris iš Instagramo ant followings, kurią aš netgi nepažįstu, bet kažkokia didžiulė baimė tai kelia. Tu su protu viską supranti, tau yra vienodai, tu supranti savo vertę, tu žinai, bet viduje tą programą jinai tiesiog valdo. Nes bijai, taisyklę. jo, nes tu suaugusioji tavo dalis, tu suaugusi, tu nebijai ir tu viską suvoki. Bet yra mažoji Margaret, kuriai dar skauda ir kuri bijo. Ir jinai įsijungia, ir jinai ima sceną, ir jinai valdo. Ir jinai sako, ne, nesaugu, man reikia ryšio. Jo, bet ir suaugusiai Margaret ryšys yra labai svarbus. Man yra labai svarbus ryšys. Taip. Aišku, tas pirmasis ryšys yra su savimi ir jisai nėra pakeičiamas jokių žmogum, bet tas būti tarp savų yra, nežinau, man toks atrodo, dabar pasakiau, būti tarp savų ir atrodo, kad gyvenimo prasmė, tai surasti savus, nekeičiant savęs. Būti savimi tarp savų. Būtent, tu gali turėti ir ryšį, ir būti savimi. Kartais tenka pakeisti kai kuriuos ar ne žmonės. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėti per veiklą, gali tekti pakeisti auditoriją ar ne tam tikrą prasme, pritraukti kitokias moteris, kitokius žmonės, kurie sakytų, o wow, va, mes šitos tikrosios Margaret laukiam. O tas tam, kam tu rezonavai iš savo sužeistosios dalies, iš savo baimių, jie galbūt ir atsitrauks. Galbūt, ar ne? O gal ir ne, gal ir jie sakys, o wow, čia dar kitas lygis, mums dar labiau patinka. Tu gali turėti ir ryšį, ir būti savim. Žinau. Nėra arba. Žinau, bet ką daryti su ta arba, kuri labai aštri. Visa tai su galva, yra daug lengviau tai priimti, daug lengviau tai pripažinti ir sutikti. Okei, taip, ką man reiktis arba. Aš galiu paimti 2 dalykus iš karto. Aš galiu turėti savo taisyklės, sukurti ir taip toliau. Bet vidus, jisai nesutinka. Jam netinka arba.
Leisk man pasikalbėti su tavo tuo vidum, va ta vidinė dalim, kuri sako arba. Persijung. Tiesiog vat, pajausk, kokia va dalis, kaip jinai tavy atrodo, jeigu nori, gali ir užsimerkti, kaip jinai atrodo, kieno balsų kalba, daiktas tai gali būti, nesvarbu, tai gali būti kažkokia forma, bet kas tai gali būti, žmogus gali būti, personažas, kas sako arba. Na, aš jaučiu kūne labiau skrandyje, bet juoda tiesiog skylė, kuri lygtai, žinai, kaip siurbia į save. Jinai visiškai nieko nekalba, jinai tik tai ūžia ir jinai net atsisako kalbėti. Ta prasme, jinai tik tai dar labiau tokia kaip ventiliacija įjungia ir ne, užsės. Jinai atsisako. Nekalbėsiu, jinai sako. Nu ko jinai tave saugo? Ji gali atsakyti, arba tu pati galbūt žinai. Nu ko saugo? Nuo aplinkos. Tai yra labai skaudinta dalis. Taip. Būtent šitą dalis sako, nepasitikėk žmonėmis. Būtent. Taip. Taip. Bet kaip įdomiai, jinai sako, kad jeigu aš išeisiu, tu patirsi tą patį. Ir pirmą kartą mano gyvenimą, per kiek aš esu tokių praktikų dariusi, kur kalbėjau su dalim, mano protas sako, kam tu ją klausai? Nebus taip, kaip buvo. Taip neįmanoma. Tai neįmanoma, tu negalėsi grįžti į vaikystę. Ir kai vat tą aš įvardinu, nėra užusio, sustoja ventiliatorius. Nėra to spaudimo dabar skrandėje. Ar jis jaučia tai, kad tas tamsta, tas juodas, tas kas ten yra, ar ne, tas ventiliatorius? Ar jisai su taika ir ramybė sustojo ir tuo tokiu, ai, gerai, supratau, yra kažkas aukščiau, stipriau už mane ir man dabar ramu ir saugu? Ar jisai nutilo dėl kažkokios kitos priežasties? Dabar žinai, kas ateina man, kad mano jėga yra, mano esybė yra daug stipresnė nei tas ventiliatorius. Ir netgi jeigu protas jau sako, tai ten nėra nuginčiama, jam tik į tai paklūsti. Nes dabar nėra nei spaudimo, jisai žiauriai sumažėjo ir liko taškas. Nėra nieko, man tiesiog taškas. Bet tas suvokimas, kad jeigu aš netgi norėčiau, aš negalėsiu grįžti į praeitį. Aš negalėsiu patirti to paties. Niekada. Niekada negalėsiu patirti. Taip, nes tu... Patirti kažką tai naujo, galbūt, bet to paties aš niekada nepatirsiu. Ne, ir to paties nepatirsi ir lygiai taip pat nebepatirsi, nes tu pati esi visiškai kitokia.
ten, kai tu patyrei, tu buvai vaikas su nesusiformavusia nervų sistema, su patirties trūkumu, su visokiais vidiniais ar ne dalykais. Dabar tu esi suaugusi, Margaret. Tu esi vis labiau ir labiau tikroji aš ir tu kardinaliai kitaip matai ir jauti ir supranti ir patiri pasaulį, negu kaip mažas vaikas. Tu tik galvojai, kad tu esi kaip vaikas. Tavo programa vertė tave galvoti, kad aš vis dar maža, turiu susimažinti, kad neprarasčiau ryšio. Jo. Ir čia, supranti, tu eini per identiteto pokytį. Tavo kinta identitetas iš to, kas aš buvau, susimažinusi ir galvojau, kad esu maža, iš tikrųjų aš pereinu į tą, kaip tu įvardini, aš esu aš. Aš sakau, tai yra tikrasis aš. Į tą tikrąją Margaret. Kinta identitetas. Ir ta gimtis, kur tu sakai, gimimas turi įvykti. Gimsta tikroji aš, tavo naujas identitetas, kas aš esu. Ir aš esu aš, Man ne mano labai programos. rezonuoja būtent tas atsiskyrimas vaikiškos dalies su suaugusio dalim. Taip, Nes dabar aš aiškiai jaučiu, kad aš esu suaugusi. taip. Taip, ir tavo scena kartais, žinai, kai aš taip įvardinu, žinai, scena, kol mes esam sužeisti, kol mes esam neprasidirbę, nepagyję ar ne ir neturim sustiprintos savo sveikosios dalies, mūsų sceną paima visos tos sužeistos dalys. Kartais viena, kartais kita, kartais ten kelios pešasi ir panašiai. Kada mes išgydom save ar ne, kada mes sustiprinam tą savo sveikąją dalį, tą savo vidinę mamą, globėją, nesvarbu kaip pavadinsi, tą stipriąją aš esu aš dalį, jinai paima sceną ir jinai tada gali labai gražiai valdyti, suvaldyti, kaip tikra mama, kaip tikra vedlė, kaip tikra tokia šviesa, suvaldyti visas tas gražias, mažas mūsų sužeistas, pažeistas ar ten net ir sveikas daleles. Ir mes valdom tada ir gyvenime, gyvenam iš tos dalies daugiau ir vidinėme pasaulyje mes jaučiamės tokie ramesni, nes mes jaučiam savo galią, aš esu aš. Tai yra mūsų vidinė galia, mūsų stiprybė. Na, įdomi. Įdomus dabar toks įdomus toks pojūtis ir būsena tokia labai įdomi. Papasakok. Toks, žinai, lyg kažkoks tai ir pyktis ant savęs, kad ojei, kam tiek metų reikėjo tada atiduoti tai daliai tiek dėmesio ir iš jos gyventi. O iš kitos pusės toks kažkoks tai praradimas viduje dabar jaučiasi. Bet kai jaučiu, kad jinai taip sumažėjo, o tai tada kaip gyvent? Okei, gerai, neskauda, o tai kas toliau? Ir čia, žinai, toks įdomus laikas, kai ateina ta nauja erdvė. Nauja erdvė kam? Nauja erdvė kam? Ramybei. Vidiniai ramybei. Taip. O ramybė kada būna? Kada patiriam ramybę vidinę? tą nuolatinę tokią, tą tikrą, tą egzistencinę tokią ramybę. Tada, kada gyveni iš savo tikrąją aš. Taip. Tai kas gimsta naujoje erdvėje? Dar daugiau Margaret. Taip. Tikrosios Margaret, aš esu aš. Mhm. Tu atvėrei dar daugiau erdvės
Sau tikrajai. Mhm. Na ja. Ir tu gyvensi sakai, kaip gyventi, ar ne? Tu gyvensi iš tikrosios aš. Iš va to smalsumo, iš to tyrinėjimo. Tai kokia čia ta Margaret iš tikrųjų yra? Gili, įdomi, išmintinga, drąsi, kartais tokia labai tiksli ir tokia galinti labai giliai taip stipriai užkabinti, ar ne? Matanti, pajaučianti, Bet tave tai labai mylinti. įdomiai, žinai, iš tikrųjų, tu supranti, kad tu esi tu supranti, kad yra erdvės ir ten viduje, o tai gerai, o tai kaipgi tos taisyklės. Gerai, erdvė yra, o kas su tom taisyklėm daryti? O ką daryti, Margaret, su taisyklėm? Vat paklausk tikrosios aš, tos aš esu aš dalies, ką daryti su taisyklėm? Puhui. Taip. Kas taisyklės, Margaret, sugalvoja? Kas jas sugalvoja? Nėra taisyklių. Iš tikrųjų, taisyklės yra labai lankščios. Tu gali imti tas taisyklės, kurios tau tinka, o tos taisyklės, kurios tau netinka, tu gali jais nevadovautis. Tai yra pasirinkimas. Taisyklės yra sugalvotos žmogaus proto. Jo, aš kalbu, žinai, yra taisyklės tom, kuriuom tu turėjai paklusti, Taip. bet yra tos sugalvotos vidinės taisyklės, kurias gali būti tiesiog lankščios tau. Taip. Žinai, ką matau? Matau tokią gumą, kuri tokia, žinai, kaip, tai pasakysiu, kaip tie siliekai, žinai, kur vaikai ima tą šlikštuką Taip. tokį. Aha. Tai va aš dabar taip matau taisyklės, kad aš iš jų galiu formuoti beleką. Taip. Jo, kad tai nėra, tai nėra iš betono pagamintos, išlietos taisyklės. Dabar tai yra va, tas va, kažkoks sliekas, kuris tiesiog prilipęs prie mano rankų ir reikia nueiti ir išplauti rankas. Taip, visiškai. Ir tu gali, vat, kaip sakai, taisyklės nėra jos kažkokios kietos, tvirtos, nebent mes jas tokiomis paverčiam. Bet iš tikrųjų jos, tos ypač vidinės mūsų taisyklės, jos yra apie ką? Apie tai, kad mes pasidarom savo gyvenimą lengvesnį, patogesnį, tikresnį, gyvesnį, įdomesnį ir mes jas lankščiai galim prisitaikyti. Ir čia vat pasireiškia tavo ta maištininkės tokia prigimtis, nes tu turi maišto, tu esi maištininkė. Ir tavo maištininkės prigimtis, jinai galėjo pasireikšti kada nors tokia, kur, vat, kaip sakai, vat, toks suspazmuoja, toks lyg spazmas kažkoks prasiveržia, bet lyg neprasiveržia, lyg prasiveržia kažkas tokio. Bet tu gali tą maištą vidinį panaudoti tau teigiamą pozityvę linkme, tau naudingai, tau tikrajai naudingai. Neapgaunant savęs, neapgaunant kitų, ne ten per spazmą kažką ten išreiškiant, o tiesiog, man dabar nėra patogu šitą taisyklę tikėti. Jo, pasiemu tuos žodžius, kurie yra, ar ši taisyklė yra man patogi. Taip. Išsinešu šitos žodžius. Ir pavyzdžiui, kada tu parašėjai man, žinodama, kad tu nusižengi taisykliai, ką tu padarei iš tikrųjų? Aš ėjau savo balsu vedama. Būtent, tu paklausai tikros. Kad taip negalima daryti. Aš žinojau, kad aš laužau
bet aš ėjau iš pasitikėjimo ir žinojimo, kad tai nesugadins nieko tarp mūsų. Taip, Aš taip, žinojau, kad tai nesugadins tolimesnio mūsų bendravimo. taip. Nes visų pirma, man nebaisu būti atvirai. Ir tai parodo, kad aš irgi esu žmogus, o to reikėjo. Taip. Tai va, panaudojai labai lankščiai. Jeigu man šita taisyklė netinka, aš pasidarysiu taip, kaip man tinka. Ir aš paklausysiu savo vidaus, nes aš turiu savo vidinės taisyklės. Net ne taisyklės, savo vidinį pajautimą. Jo. Jo, iš tikrųjų taip. Iš tikrųjų taip yra, kad mano pajautimai dažniausiai mane atveda ten, kur man reikia. Ir labiau ne iš taisyklių, kaip reikia, o iš to, kaip aš noriu ir kurti tas lankščias taisyklės savo pačiai. Jeigu tai yra kalbėti apie tam tikrus santykius ir taip toliau, čia jau yra viskas lankstu, aš suprantu, kur aš galiu kaip. Bet va tas, savo, kokia tu turi būti, ten yra taip griežtai. Turi būti taip ir ne taip, nes, tada vieniša liksi. Bet iš proto, iš vidaus, iš intuicijos, iš esybės visos, aš žinau, kad aš niekada neliksiu viena. Ir va šiandien ta dalis, kurie buvo tokia didelė kaip praraja, ir kai jinai tiesiog nutylo nuo proto, tai yra labai keista, nes pas mane iš tikrųjų mano protas niekada ten jos pjovėsi, ten širdis vienas sakė, protas sakė, tu ką, tai niekada gyvenime ten būdama savimi, niekada nebūsi su kažkuom. O čia protas pats pasakė, tu klausyk, tu durna, tipo, kiek tu gali tą vietą klausyti, tipo, nebus čia visiškai nesąmonė. Tai va tas, kad mano protas pradėjo draugauti su mano tikrai aš. Va, labai gerai, labai gerai. Galvoju, pasakysi ar nepasakysi, tą ar man pasakyti. Labai gerai. Taip, protas pradėjo su tikrai aš. Ir čia yra labai didelė jungtis. Tada tu atgauni vidinę galę realiai. Taip. Labai gerai. Na, ties to galim ir baigti. Galim. Ačiū tau. Ačiū. Džiaugiesi, kad klausai savo vidinio balso. Aišku. Kiekvienas pokalbis atneša savo. Ir jeigu aš jau jaučiau nerimą, nes, tipo, žinojau, bus, jo bus, po to, tai bus, o tai kaip bus. Ir jau jaučiu nerimas, kyla galva, tai labą dieną, kažką tai naujo tikrai sužinosiu, nes pasąmonė visada žino, kur jinai veda. Tai tikrai faina tai, kad aš taip nusižengiau, bet nusižengiau dėl savęs. Taip, sau nenusižengiai. Jo, sau nenusižengiau. Savęs paklausai. Ačiū tau. Ačiū tau. Iki. Antraišio. Būtinai. Parašysiu tau dar vakarop. Parašyk. Ateis. Gerai, parašyk ir labai gerai, aš irgi kažką norėjau parašyti, dabar pabėgu, bet turbūt pareis vėl. Gerai, tai viskas. Gerai, ikiukas. Iki.